Vydūno tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje buvo minimas 145-asis Vilhelmo Storostos Vydūno jubiliejus. Šių metų tema – psichoemocinė sveikata ir streso valdymas. 15-oji Vydūno konferencija buvo suskirstyta net į 4 sekcijas. Jose apsilankiusieji klausėsi pranešimų psichoemocinės sveikatos, streso valdymo, natūralios medicinos, skirtingų terapijų ir netgi paties Vydūno veiklos temomis. Kasmetinė Vydūno konferencijoje laikoma vienu svarbiausių renginių sveikatos tema Lietuvoje. Ši konferencija uždega švyturį Lietuvai, kad tas švyturys uoste pastatytas leistų plaukti visiems miestams, miesteliams, kaimams, kaimukams link Klaipėdos sveikatos idėjos ir suprasti, kad sveikatoje slypi milžiniškas užtaisas. Yra kultūrinis didelis reiškinys, nes Vydūno žinios, jos suformuoja kitą kultūrą, sveikatos kultūrą. Ir ta prasme, man atrodo, čia yra unikalus reiškinys ir kiek aš girdėjau atsiliepimų, visi nori, kad tos konferencijos ir toliau kartotųsi ir gal net iš Klaipėdos persikeltų į Vilnių ir į kitus Lietuvos miestus. Konferencijoje daug dėmesio skirta alternatyviems gydymo metodams, ligų profilaktikai ir, žinoma, sveikam gyvenimo būdui. Šiemet šiame mokslinėme renginyje lankėsi ir pranešimus skaitė svečiai iš užsienio, linkėjimus vaizdo įraše į Klaipėdą iš Amerikos perdavė vienas iš Hipokrato sveikatos instituto Jungtinėse Amerikos valstijose įkūrėjų Viktoras Kulvinskas. Nemažo susidomėjimo sulaukė pranešimas Mintys ir sveikas gyvenimo būdas. Jį parengė Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidentas, Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Algimantas Kirkutis. Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas sveika gyvensena ir sveikata kasmet auga. Akivaizdu, kad Vydūno konferencijos tradicija nebus nutraukta ir kitais metais.